skrendam į... Varšuvą. Vieni prekybos centre. Sveiki, ėjau pro apsaugą ir mane sustabdė dėl narkotikų, nes turėjau su savim. Tai atėmė visus ir sako, dabar jau galėjai. Tai viskas pasibaigė gerai. Ne, šiaip, nežinau, mane sugalvojo patikrą padaryti. Ir buvo susistabdė, sakė, kad kur rankas patikrino daiktus mano. Įdėjo tą lapuką ir neveikia tas testas 2 kartus. Ir tada tikrino visus daiktus, mane klausinėjo, kas ten yra. Priminė labai tokia situacija, kai aš buvau su FIFA išvažiavęs ir mano visus daiktus ištikrino ir atėmė iš manęs nuo galvos skausmo tabletės, nes sakė, tik 3 galima daugiausiai turėti. Man šita dalis yra nesmagiausia dalis. Keliaujant, sėdėti oro uoste, aiškintis dėl kažkurių dalykų ir laukti eilės. Jeigu šitų 3 dalykų nebūtų, man patiktų keliauti jaučiu. Man padovanojo Zozolė gimtadienio proga kelionę. Tai labai, net nesitikėjau, nustebino. Tiesiog parašė, kad norim tavo gimtadienio progą pasikviesti Vilnių. Tai nupirko skrydžius, vairuotoją ir hotelį. Sakė, hotelis ir prizas, neįsivaizduoju, kas čia bus. Vairuotoja? Jo, bus vairuotoja. What? Bet tarsi tik tais iki hotelio, ne? Jo. Bet hotelis yra toks fancy, kuris... Ne, žinok, važiuos 2 dienas, vairuotojas. Aš manau, gal esi kažkoks, žinai, kur tu pavažiuos. Ne. Hotelis yra toks fancy, nes su Luku niekada neapsistojame jokiuose fancy hoteliuose. Nes mes nespendinam taip pinigų. Niekada. Ten viena naktis kainuoja gal 200 PM. Nu, daug, jo. Ir dar sakė, yra spa kompleksas, tai nemanom, kad kažkas įeina apart baseino, bet galbūt bus proga pasidaryti kokį masažą. Jo, o įdomu šiaip, ką Varšuvoje nuveiksim. Man irgi įdomu, žinot, kaip aš turiu kelionių tipsą, jeigu nežinau ką veikti, tiesiog neini Pinterestą, parašai, tarkim, Varšuvos bucket list, ten būna daug tokių sumėtyta, ką būtina aplankyti, ar kai esi toj vietoj arba toj kelionėj. Tai galėsim pabandyti ir pažiūrėti. Šiaip visai norėčiau, sakykime, ir rytoj gerai, šiandien pailsėti, gerai išsimiegot ir norėčiau rytoj eiti kur nors, kur yra centre parduotuvės. Aš šiaip norėčiau nusipirkti bent vieną rūbą. Toj pasakysim labas iš Lenkijos. Hey, what's up, magais, jau esam Varšuvoje, atskridom. Per valandą valavom, tik pusvalandį viskas surups. Jau skambino mūsų driveris, sako, hello, sako, where you at? Come departure? Neįsivaizduoju, net kur išeiti, žiūrėsim, tikiuosi, lagaminus man pirmą reikia atsimti. Taip, mes turim vieną registruojamą bagažą. Jo, jau biškį tamsta, tai nepamatysim nieko per daug, seniuką, gal kažką. Galbūt reikėtų paminėti, kad mes Lenkijoje tikrai ne pirmą kartą. Tai... Jo, mes ne pirmą kartą Lenkijoje. Tai kažkokių tikslų sugrįžę neturim tikrai, apart to, kad palisėti. Žinai, kaip praeini pro šitą, tai dezinfekuoja tave. Ne? Ja, o kai mažai lieka kameros, tai čia mirks ar ne? Palaip, tai? Buvo labai juokinga, išsijungia ekranas, tai paleis begas, tai pavilnius jau visi tarsi pasiėmė begus, mes taip stovėm, sakom, ką? Ir tada matom mūsų lagaminas, taip pusė išskrenda ir taip kaip sėt pradėjo, nes užstrigo jisai. Va, jis ten. Nu, pasiėmė mus. 2 variantai mus nubeš arba mus pavogs. Bet jisai laukia, man atrodo, mūsų su lentelė, bet kadangi mes per vėlai nusileidom, nes biškį vėlavom, tai galimai jisai bus nuvarė kažkur kitur, nes mes vėlavom. Lėktuvas, beje. Lėktuvas, ne mes. There's one game that doesn't make me happy right now, but... You want to tell me about it? Yeah. I don't know if you ever heard, but do you know about trophy hunters? Trophy hunters? Yeah. Trophy hunters in gaming. No. So I hunt trophies on PlayStation. You may have noticed when you play FIFA, you get a trophy sometimes, like bling. Yeah. So I'm a like trophy hunter. Goal or something. Yeah, I'm a trophy hunter. Okay. And I've been playing this one game, PUBG, which is super buggy and super glitchy, and I've already invested like over 100 hours in it, and I still haven't got a platinum trophy, so that's the only thing that doesn't make me happy right now, but apart from that, everything makes me happy, I guess. Mes tik atvykom, čia vyksta kažkoks protestas, o čia yra mūsų hotelis, bet čia apsistosim. Turėtų būt mano birolė. Atrodo, kaip nežinau. Žinau, kad to, ką nepirkčiau laisvalaikio. Nu taip. Pradžiai pasakoja, kur nueit, kaip padaryti, žinai, sako, galėsim naudotis spartą, pasakė valandą, sakau, kiek sakai, kada dirba? Ir matosi tokia su pasididžiavimu. Žiūri mane. 24 hours. Privatus vairuotojas, žinai, kiek kainuoja nuo čia iki Berlyno? 750 €, jeigu nori. Mieste šiaip 1 valanda, ai ne 5 km. O tu nepaspausai aukštą, mes čia stovėsim lifte? Nuskanuok kortelę, čia, žinai, bet kas negali kilti. Tu vėl ne. Mes tokių dalykų nematė, žinai, prastai lifte, net nėra laiptai, slipom. 5 km mieste 20 € su privačių vairuotojų, į valandą palauktum 5 €. Nu, maždaug privačių vairuotojų įsivaizduoju dabar kainas bent. Čia kai reikia būsim gal kažkada. Ant tiek neturėsim ką veikia, važiuosime į Berlyną su privačia mašina. Nes neapsimoka skrydžių nusipirkti, ne? Važiuosim baras. Kus jų? Čia kaip fancy šmenci baras atrodo. Ai, ten baras, pasigirdo saun baras. Prizum. Žiūrėkit, koks baras, ten matos, ten nesvalgyti, ten Aš už kamerą tai. Ir mums reikia iš galo rodo. Viskas gerai, čia lenkiškai, iki dešinę. Lenkiškai.
Šiaip taip sprendžiant, ne? Jo. Nuo šitų durų kitų durų yra labai didelis darbas. Tai labai didelis kambarys gali būti. Nežinau, čia. Kiš kortelę iš jas įjung, ko tu ką darai? Kaip pirmą kartą išbandai. Čia va, kiš kortelę. Wow. Oho. Nu, žodžiu, tai čia mes turim tokį kambarį. Šiaip labai daug vietos, bet neina man perkelti per kamerą, kiek čia daug vietos. Kas yra? Filmuoju brausi, tu man trukdai kas? Kas? Va! O juk tu? Ką čia paspaudė iš jūsų? Norėjau patraukti biškį. Ir pati užsidarė, kaip patraukiai? Manau, kad čia mygtukas. Transformer Activate. Mes jokie kaimiečiai tokių dalykų nematę esam. Nu, tas atsidėka labai. Nu, tu tas sugadinai, man atrodo, žinau. Ne, aš. Tu. Gerai, gal jau filmuojam, pasižiūrėk, ką mums Zuzolė, nes man atrodo, kad čia yra biletai kažkokie. Kaip jums čia rempa? Na, Lukai, ką tu daryk, kaip nedarytų, paprasti žmonės, kažką keistų daryti, nežinau, suplok. We are delighted to welcome you to our beautiful city. O kas čia? Tai va sakau, šitą daryčiau kažkas, bet ir bus, kuris sakė tau, kad paliko siurprizą, tai man atrodo, čia ir bus siurprizas. Čia bus kažkaip biletai, man atrodo. Wait, what? Tai mums davė kortelę paišlaidaut? Mano pirma mintis buvo, kai mačiau kortelę, tai čia kažkas bus susiję, kad išleisti reikia, bet tai jau kodėl mums duoda išleisti. Aš atėjau ir žinau, kad čia yra tokia kaip cukrinė, nes jeigu iš toli taip atsitraukčiau, tai čia atrodo kaip kokia cukrinė ir aš galvoju, nu gerai, tai darysiu, gal kažkas viduje yra. Čia yra tortas, čia ne jokia cukrinė, o čia tortas. Aš negaliu patikėti, kad manim nieks nesirūpina, taip žinok. Nu, apart FIFA's. Ne, tai aš tai ne. Ai, nu. Tortas tai atrodo prabangiai. Aš dar taip norėjau, jau taip ranką taip dedu ir galvoju, ne, kažkas čia blizga, ne taip. Paragausi torto. Ragaut torto. Pradžiu uogą nuo viršaus. Nu, parodyk, kad čia turi vidų. Ui, šokolą. Čia bliomrus, kaip atrodo tai gerai. Tam kaip šokoladas. Nu. Saldus. Žodžiu, tai išsiaiškinome po kortelę. Tai jie tiesiog dovanoja pinigų sumą, kurią galima išleisti. Jo. Luko gimtadienio proga. Tai aš nežinau, ką Lukas sugalvoja pirkti, bet galės išleisti. Žinai. Pavyzdžiui, naują pižamą nusipirkti. O. Ne, aš nuogas mėgau, ką tu vyksta. Tai nežinau, kažkur gal išleisim. Net nemalonai jaus. Atrodo, kaip palikta kreditinė, tai dabar nežinau, čia viską išleisti, ne viską išleisti. Kiek leist gali? Jo, labai nejauku. Žodžiu, mūsų planas šiandien yra toks, kad mes varome iki spa. Pasižiūrėti, ką siūlo, nes mes norėjome masažą pasidaryti. Tai pasižiūrėsim, čia reikia užsibukinti, kiek kainuoja ir tada eisim pavalgyti miestą. Čia yra tokia spa zona, nenoriu per daug rodyti, nes kitur yra žmonių. Tai dabar eisim į receptioną ir bandysime paklausti, kiek kainuoja pasidaryti masažą. Mes šitą kaip durniukai biškius sustriukėm, suskoti jam, o čia sėdi žmogus su halatu, stapkutė. Nu, tokia biškai kaimiečiai esame, nežinau. Tai varysim į receptioną paklausti kainą, nes jeigu vienas masažas 200 eurų, tai turbūt nenorėsim. Nu va, grįžom jau namo. Aš biškai tada turiu prastą suvokimą, kada reikia filmuoti, tai realiai nieko nefilmau, kalbom išėję. Aš pat tada klausiu, tai tu vaiką nors pasiėmė tą kabą? Ai, ne. Aš sakau, liava, o reikėjo? Žodžiu, aš biškai nelabai dar moku, bet nesmė. Aš pradžiu geriau, ką mes nusipirkome. Turiu tik tai sieną maišelį ir daugiau nieko. Kadangi čia yra vonia, o mes savo namuose neturim vonios, tai labai norėjau nusipirkti bombą ir išsimaudyti. Tai užėjome pirmą parduotuvę į Bath & Body Wash ir radom tik tokius apvalius ir jis buvo kiek 1,15 eurų, ne? Į eurus verčiasi ganėtinai daug. Jo. Bet skaniai kvepėjo ir aš galvoju, nu, okei, nežinau, kur kitur ir ką kitką rasiu nusipirkti, tai pasiėmėm šitą. Ir po to tiesiog einam savo ramiai ir radome Lush parduotuvę ir pasiėmiau šitą molgelį. Iš tikrųjų Lukas išrinko. Jisai buvo supakuotas, tai išėmiau, kad parodyčiau, čia kažkoks yra sujungimas ir labai skaniai kvepia. Nu, čia Halloweeno tematika, nes pagal noriu kažkokio kitokio, negu tas visiškai apvalus, norėjau su kažkokiais raštais arba kokį Halloweenį, buvo juodų labai daug, norėjau juodą išbandyti, bet esu mačius tik tokią, kad juodi labai palieka murznamonę. Tai galvoju, kad nenoriu pridirbti čia nieko. O Lukas nusipirko savo į ofisą. Šitą čia yra iš Five Nights at Freddy's žaidimo, ne? Jep. Nežinau, kaip čia pavadinti. Triušis monstras, robotas, nežinau kaip čia. Tai čia eis į Luko lentyną. Gal ir klystu, žinau. Gal kažkas iš jų. Visi žiauriai kietai, atrodo, pažiūrėjau. Žodžiu, mes esame visiškai pasiruošę šiandien užbaigti savo dieną, varysim tiesiog į baseiną, čilinsim ir paskui eisim gulti ir ilsėtis, nes iš tikrųjų tai prisivaišėme čia visai nemažai. Norėjom patekti filmą į Smile 2, nes mačiau visai gerų atsiliepimų, kad yra labai baisus, žymiai geresnis negu pirma dalis ir nedažnai girdi, kad yra antra dalis geresnė negu pirma filmo. Tai galvojom, bliam, tai gal nueiti filmą, nes vis tiek vakaras nelabai ką nuveiksime, bet nebebuvo jokių seansų. Bet galbūt rytoj, o gal iš vis Lietuvoje nueisim. Labas rytas, čia Eimantė ir Liukas, eina pusryčiauti. Plovau vakar galvą, tai dabar visą pasišiaušus, nes noriu miegoti su šlapia galva. Čia mano outfitas yra rytojaus. Bet čia mano sijonas yra suglamžytas ir neišlygintas, aš tingiau lyginti, nes ir laiko nėra, tai greit atsikėlėm ir varom pusryčiauti.
Esam prie stalo. Gerai pasako, ką čia išrinkai. Aš pasiėmiau kiaušinį su šoninė, su grybais, su bulvainiais, avokado, vynuogių, porą bandučių ir taustą su melonu. Apelsinų su kava. Aš nežinau, čia mūsų stalo dar buvo toksai kaip meniu, bet aš nežinau, ar čia visi gali iš jo užsisakinėti, ar čia kažkas specialaus. Aš tai žinau, kad nepusryčių žmogus, aš turiu tik vieną kiaušą, taustą, agurkų ir šito. Kaip šis vienas greifurtas, ane? Greifurtas. Bet jie man realiai pasidarė tokį maistą, kur visiškai tą patį gautų namie, įskyrus greifurtą. Bet nieko kito įdomaus nebuvo. Mes ir vėl sveikinamės iš lifto. Mano safe spotas, nes man reikia į ten filmuotą, nei savo atsukus mano outfitą šiandienos. Ir mes iš tikrųjų ir po pusryčių, ir pamiegoję, ir darbus atlikę, ir pasiruošę. Ir dabar turim visą dienos planą ir aš pasistengsiu būti geras filmuotojas ir nusivesti į visur. Pirma, užsuksime į kamerų parduotuvę, nes mums reikia trikojų už kažko laikyti šitą kamerą, nes mes laikom rankoje ir man paštai yra labai sunku laikyti rankoje. Kažką patogesnį. Tai dar bus idealu, jeigu rasim kokį šniuriuką, kad rankė, tiesiog kamerą galėčiau paleisti ir man ant rankos nekabėtų, nes dabar kartais būna, reikia greit telefoną įsitraukti, tą kamerą kažkur čia į pažastį įsikiš ir nenoriu pamest. Tai mes laukiam Uberio, varysim pirmą tenais, paskui varysime į... žodžiu, pamatysit, varom dabar tenais. Sakė, papasakos, ką darys ir po to varysim į... žodžiu, pamatysit. Tai žodžiu, buvom, kad tik užsukę į Nesori, bet Canon'o parduotuvę ir mums reikėjo nusipirkti tripodą, kad galėtumėm taip patogiai atlaikyti kamerą. Ir aš labai norėjau ant rankos apyrankės, nes kartais tiesiog įnešiojęs kamerą, nors ją, arba kaip ir minėjau, kad nedėt po pažastim ir saugiai nešiojęs kamerą, norėjau ją užsidėti ant rankų. Tai dabar iš mano telefono eina medžiaga, kaip maždaug viskas atrodo ir kas nutiktų, jeigu paleisčiau kamerą. Taip, jau. Tai va taip, dabar esame abudu saugus, galėsim daug vlogint. Dabar mes varom į pieno barą. Pieno paragaut. Taip, pieno paragaut. Let's go. Atvykome į Milk Bar, iš pradžių net neradome kur čia eiti, nes čia yra už mūsų. Kažkoks helovyninis įėjimas. Atrodo viskas helovynai paruošta ir kažkokie šiaip pasakyčiau, negražiai, bet atrodo kaip terpė, į kurią Oh my god, nesakyk, kaip pasauliu. Neatsimenu, pirmas minėjau, bet atrodo sakiau, kad tai yra vienas iš bucket list sąrašų, kuris įkeltas yra Pinterest. Yra tas Harry Potterio tortas, kai jam padarė Hagridas ir jam atvežė. Kur sako, sorry, biškai prisėdu su savo šikinį. Grietinė ir mėdu. Žodžiu, atrodo tokia pūsti labai. Va šitie, atrodo, kad labai labai pūsti, bet nežinau. Pabandysiu šitos. Galima paimti Golden Sheets. Šitas yra kaip per tą Quidditch'ą žaidimą. Golden Sheets tortas. Pasimsiu čia kažkokį įdomesnį gėrimą. Pasimsiu šitą kakavą su toffee popcornu. Gavom savo gėrimus. Tai mano yra tiesiog kakava su popcornas. Aš nežinau, čia dar kažkas yra viduj. Tai žodžiu, pas Luką yra, kaip čia vadinasi, Butterbeer. What? Jo, Butterbeer. Iš Harry Potterio, sakykime, ne? Tai yra iš Harry Potterio. Gavome mūsų maistą, aš biškai didesnės porcijas tikėjausi, bet vis tiek čia yra labai wow. Tai žodžiu, pas mane varškėtukai, pas tave... Burgers. Lukas gavo dar savo burgytės, bet tu burgerius valgai. Ja. Kaip tavo burgytės, čia yra su sūrio padažu ir su šoniu. Bulvės kaip bulvės, ne? Čia yra pačioj tas padažas, tai biškai nepatogu pamirkyti jį. Įsibėga labai. Sulaukėm ir desertų, mano šokoladinis tortas. Jis mane, nežinau kas, iš tikrųjų. O, wow, netokį tikėjausi. Jis mane absoliuti šokolado bomba yra. Oh my god, čia kažkodėl gerai. Ai, berniuko, cute! Atėjo dabar laikas pabūti vėl šiukšliadėžę, kaip ir prastai būnu, nes Imantė dažniausiai nesuvalgo savo maisto. Reikia damušti. Tikrai saldus. Matai, jeigu būtų va tas, apie ką kalbėjau, kad tos kokios kaip pyrago pačio, viskas ok, bet čia yra, įsivaizduokit, čia yra vien šokoladas ir jisai stirpsta brunojant, tiesiog jo labai daug, labai riebu yra. Liukas sako, nufilmuok, čia bus fainiai su šitą rūką. Bet mes atvažiavom prie Prekybos centrą ir bandysime nueiti į Primarką. Nes šiaip man labai patinka Primarkas, dažnai tenais lankydavausi Airijai, Lietuvoje mes jo neturime. Yra tokių pigių, tarkim, vaikučių papačių, visokių kojinių, tai bandysime kažką pasižiūrėti, ką rasime. Aš pižamas labai mėgstu iš Primarko. Žinot, kaip yra, geriau 5 pigus rūbai negu vienas brangus, tai va. Aš taip, man tokia logika, ne? O jau parodė rūką? Jau rodžiu rūką, dar kartą noriu. O, žiūrėkit, čia rūkas, rūko žmonės. Rūko žmonės, taip. Taip, praeitą kartą tą rodžiau statulėlę Lukas nusipirko iš Half Price, right? Jo, tai dabar einam vėl, nes noriu dar surasti daugiau. Half Price'o vienintelė įdomi vieta yra va čia, tas kampelis. Jie turi visą kitą rūbą, tai čia man... Yra ne tik statulėlių, yra ir šiaip žaidimų, visokių stalo žaidimų, barbių, žodžiu, visko čia yra. Nerandu įdomių charakterių, kurių norėčiau. Jis iš Funko kažkokio, aš nepažįstu. Lukai, tu gali pasimti iš Minecraft'o šitą šviečiantį šuniuką? Ne. Mes kur buvom praeitą kartą buvo daugiau visokių statulėlių, čia labiau yra tokios kaip žaislų. Tai einam ieškoti toliau, turbūt ne čia. Nebent kokios čia. Einam toliau.
Nu, tokią lentyną turbūt nepasidėsi. O, geras. Šitas geras. Šitą gali pasidėti lentyną. Atremti kaip nors gali. Imsi šitą? Kiek kainuoja toksai, vat, pavyzdžiui? Šiam menkiškų pinigų. Gerai, dar geriau šį kokiu. Jei pasimčiau du, tai galėčiau šiaip pakomponuoti gražiau, žinai. Žiūrėk šitą kokį krypį labai. Žiūrėk, tai yra labai krypį vienas. Dragon Ball. Kiek čia gaunas išvirtus, tai 60 pinigų. Apie 12 eurų. Apie 12 eurų. Galėčiau gal godai parašti dovanų šitą? Kam? Godai. Goda, ar nori tokio dovanų? Nu, nenori gausi, tai... Jie patinka? Tau dovanų. Jo. Jinai turi per Fortnite jodos kuprinę ir man patinka ta kuprinė, tai aš tiesiog atsiūnu, kai patinka joda. Čia paskutinė liko eilė, kurią Lukas dabar peržiūrinėja ir greičiausiai nieko naujo. O, ištrauksiu kažką. Nice. Na, taip, yra vienas horizontaliai, kitas vertikaliai. Ai. Jaučiu horizontaliai geriau. Tai gerai, čia tavo paskutinis jau pasirinkimas, ar ne, šitas? Tai va, yra šitas. Nu taip, PlayStation. Palauk. Šitas. Taip. Šitas. Aš sakyčiau to pultelę, ne, visiškai tas pultelis toks labai net nesižiūri, bet tu galint visus tris, tai mes čia ir atėjom ir aš šiaip atrodo žiauriai didelė parduotuvė. Tai kaip ir sakiau, mano tikslas yra smuikučių, kojinių gal kokių ir pižamų. Taip atrodo Lukas su tokiu maišu. Nors iš tikrųjų mes tikrai nedaug nieko prisipirkom, ne? Tiesiog vienas iš to mikserių tenais užima daug vietos. 100 eurų praktiškai mes išleidom. 2 hours later. Viskas, baigėsi mūsų apsipirkimo diena, dabar varysim į mūsų viešbutį, pasidėsim visus daiktus, nes pasirodo jų per daug turim. Ir iš viešbučio varysim į mūsų paskutinę veiklą ir tai yra... Kino teatrą. 4D. Na, taip, aš įsivaizduoju, kad jis bus kaip Palangoje, bet normalus kino teatras, tai tas exciting. Žodžiu, mes pasirinkom Smile 2 filmą ir aš tiesiog mačiau daug atsiliepimų, kad jis yra labai geras, kad baisesnis negu pirmas, geresnis negu pirmas. Bet norėčiau tą Substance, tada. Sakė, išleikšti senai, jisai. Jo, aš ten įsižiūrėjau. Aš eisiu, jaučiu Lietuvą. Žodžiu, varom į Smilą, dar varom ten, kur tos kėdės ir jų dar panašiai, sakau, tai aš jau taip bijausi ir dar ten kėdė visas sukrūties. Žodžiu, nežinau, aš nelysiu, nespėsiu. Aš nespėjau, bet, nežinau, pasižiūrėsim, kaip seksis tame filme ir susimatom tada iš kino teatro. Lukai, prisipažink, ką pridirbai. Karočią, stojo taksas. Ačiū, darau duris, bet jis kaip, jis pats tyliai nieko nesako, žinai. Ir karočią, sustojo taksas ir po dešinę greit važiavo kita mašina. Nu, susireikšmės, blėt, nežinau, kažkoks čiulas. Tai tu pasakyk, padarei geriau. Ir aš dariau dureles ir nubrozinau jam šoną, žinai. Tas išlipo. Nufotkino tą taksą, žinai, nežinau, ką jis ten. Tai tokie žmonės, kur tipo, gerai mes pridirbom, tai iškvies policiją, duok mums sumokėti kažką padaryti, ne, jis susireikšmės, čia skambina, kažkam čia nufotkino. Su vairuotoju nešneka, vairuotojas irgi pasimetė, sako, what the fuck, sako. Tai žodžiu, mes patys nežinom, kaip čia baigsis, pasiėmėm mūsų numerį vairuotojas, atsiprašom, pasakėm, kad sumokėsim, kad ir kas ten nutiks. Tai va, nežinom, paapdeitinsim. Gausim, man atrodo, Uberio vienas važiuoti. Uberis nebeveš manęs ir dar manęs kvietum. Nu va, žiūrėkit, kiek visi šitie Mersai yra privatus taksi, man atrodo. Čia tie, kur kainuoja privatus vairuotojai, tiksliau. Tenais apačioje net rašo Wallet Parking, ten man atrodo, ten į mane filmuoja, ten man atrodo, iš vis, kur ten palikėsi mašiną, ne kažkaip ten nuvažiuoja, pastatyto mašiną. Ar kaip ten su tais, koks ten rodai, čia aš esu. Tai filmuoji tą? Tai čia filmuoji tą. Na, tai čia nuvaro mašiną už tave. Tai su tavimi čia atvarom su savo, nežinau, žiguliu ir tada nuvarom. Tai žmonės vaikščiai kažką žaidžia. Cool. Nesuprantu, ką čia daro. Atvykom. Mes apėjom visą antrą aukštą, nes niekaip neradom. Pasirodo, čia yra specialus liftas, per kurį pakilom. Tai pakilom kino teatrą ir pagaliau atėjome. Tai yra PlayStation ženklas. Tai ir tau patinka iš karto? Nežinau. Tai parduoda, tiesiog, gerašiai. Jeigu norite nusipirkti Lukams, tai reikia turėti PlayStation ženklą ant savęs. Arba kažkur ir jis norės. Nusipirkom visus užkandžius ir Lukas dabar nuvarė iki tualeto. Tiek visko nusipirkom, viskas kainavo tik 20 eurų. Turime nachos didelį, 2 didelius gėrimus, didelį popkorną ir vieną mažą popkorną. Tai čia mums pradėjo pasakoti, iš pradžių pasiėmė vienaip, sako, jeigu jums tai bus pigiau, tada pasiėmė mažus gėrimus, tada gausite po pigiau ir tada sako, žinot ką, imkite didelį našų, didelį gėrimus, gausite dar pigiau ir mes taip gerai. Ir visi galvom, kad ten reikia kiek sumokėsim kokį kosmosą, nes įprastai Lietuvoje labai daug sumokam, kai pasiėmėm tik popkorną 2 gėrimus, o čia pasirodo už viską tik 20 eurų. Aš sakau tik, nesakau, įprastai Lietuvoje imam tik didelį popkorną ir 2 gėrimus didelius ir dažniausiai gaunasi 20 eurų. Tai nežinau, aš biškai bijau, nes tas kėdės idėjas, kur mes dėsim visą šitą maistą, aš net neįsivaizduoju. Taip atrodo kino teatras, čia mūsų vietos, bandom pasidėti kažkur mūsų striukes, nes bijom, kad iškris kažkas. Maždaug taip atrodo viskas. Excited? Jo. Nuvarom. Žodžiu, kad tik esam po filmu. What? Ką tu čia darai? Viskas gerai. Žodžiu, esam, kad tik po filmo. Nežinau. Čia daris ten, pažiūrėjai. Tu čia eini iš vis? Ką žinau, Aš šiaip šis sandėliuosi, aš esu paskui uždarys, ar čia mums palau. Pats kėdžių įspūdis, kad jos juda krūta, man too much.
Ir man ir ausis laikyti reikia, ir stengtis nenukristi. Jo, ten labai tos kėdės slidžios buvo, bet žodžiu, esmė tame, kad tipo fainai, viskas okės, nėra, kad jos nuolat judėjo, jos realiai pradeda judėti, kai veiks. Galbūt nereikalinga funkcija, gal norėtų patogiai įsitai sužiūrėti filmą, o šiaip pats filmas taip pat jį komentavo. Šiaip tai patiko, man dabar nesimato. Aš atspėjau iš karto, kas bus. Mes tikrai pračia einam. Aš nežinau, mes čia einam, čia yra viskas. Mes čia vieni vaikštom. Visas prekybos centras yra closed. Gal reikėtų manęs, ten tikrai? Na, aš nežinau, gal čia einam. Nežinau, bet mes vieni. Ir nei vienas žmogus neišėdas su mumis dabar. Per vėlai biškai mes antrodo iš filmų išeinėjom. Nu, tai čia nusileisim ir išeisim po to. Apačioj. Nu, manau. Vieni prekybos centre. Darysim dovanoje video, praleidžiam naktį prekybos centre. Šiaip čia visai didelis prekybos centras, įdomus turėtų gautis. Aš nemanau, kad mes čia turim būti. Aš irgi nemanau. Nu, pažiūrėsim, liftą, einam į tą liftą. Nu jo, eisim į liftą dar, tai užstriksim liftą, tikrai mūsų nieks neišgelbės. Man atrodo, čia jau suveikia signalizacija. Kaip šit čia? Siūvo filmą, ne? Visiškai kai siūvo filmą, dar einam į liftą, tai užstriksim, tai niekas neišgelbės mūsų. Man atrodo, kad mes turėjom išeiti, žinot, manęs per tą evakuacinį. Ne, negi taip galvoju. Nu, čia kaip Akre būna, kur uždaro vieną praėjimą. Ir pro vieną išleidžia jo. Nei vienas žmogus, net apsauginių nėra. Čia nieko nėra absoliučiai. O my god, čia yra duris. Čia actually yra išėjimas. Sorry, mes čia neturėjom būti, aš atsiprašau, aš išeinu. Man atrodo, mes Jo, kaip skambėtų žmogus tenais. Eik tu nafi. Kuo jinai čia vaikšto, tai užsidaro kaip parduotuvės, įėjo, kaip įsimenau, aš jos einu, na. Kaip žadėjau, parodysiu mūsų didelio maišo, ką nusipirkome. Ir galim dar kartą pradėti tiesiog nuo half price'o, kur išsirinkome 4 rėmelius, kuriuose yra kažkokia tai nuotrauka. Čia labai atsispindi, bet čia yra Baby Yoda, čia yra mano draugiai. Tada Lukas pasiėmė savo 3 į ofisą, tai yra čia raudonas misteris, čia iš Dragon Balls'o, bandau rodyti šonų, nes kitaip atsispindi labai šviesa. Ir PlayStation'o. Dar pasiėmiau kažkokią nesąmonę. Aš labai mėgstu cukraus vatą, pamačiau cukraus vatą, bet rūgščią. Tai sakau, noriu paimti ir paragauti. Tai aš dabar ir paragausiu. Čia toks skemas yra. Koks kvapas neskanus. Čia kažkokie gumbuliukai. Pavyzdžiui, yra mažais gabaliukais. Ojoj. Kokie rūgšti. Nepirkčiau antrą kartą. Primarkę pasiėmiau su 2 poros kojinių. Tiesiog paprastas kojinytės ir su kvarkliukais čia tokiais. Tada pasiėmiau visiškai baltą paprastą maikutę, pasimaut po megztukais, ilgom rankovėm. Ir jinai kainavo man 4,50 €. Tada pasiėmiau dar vieną maikutę. Čia štai jau yra dryžuota, bet irgi pasimaut arba nežinau kažkur greit užsimesti. Paprasta visiškai. Aš šiaip iš Primarko tokių maikučių pastoviai prisipirku. Ir jos yra labai geros ir nežinau, ten kokybė tikrai niekada nesiskundžiu. Ir šitas kainuoja 5 €. Ir žinot, net nėra ko skųstis kokybė, nes labai pigiai nusipirkiu. Tada yra tiesiog paprastos treninginės pilkos kelnės. Labai fainos, viduje yra šitas švelnus, kur žinau daugam patinka. Ir jos man kainavo 9 €. Tada dar savo pasiėmiau megztuką. Jis yra šiaip oversize'nis, L-as. Nebuvo kito jokio dydžio, tai teko imti L-ą, užsimečiau, pasižiūrėjau, kad fainas, kad jis toks didelis, cute. Vidus irgi toks pat švelnus kaip ir treninginių kelnių. Ir jisai man kainavo 13 €. Tada nuvariau į Sephora ir pagaliau radau Summer Fridays lūpdažį. Aš jo ieškau ir prieš tai aš tiesiog nežinojau, kad Europoje pasirodo jų net nepardavinėja. Man kaip tik parašė istoriją, kad Europoje jų net nėra. Ir aš tiesiog visą laiką ieškodavau Sephora, nes aš žinau, kad Sephorai turi būti, bet nežinojau, kad Europoje nėra. Ir aš pamačiau netyčia va šitą, grinai va šitą spalvą ir čia buvo užrašyta testeris. Ir aš jį pagriebiau iš tenais tiesiog mini produktų skyriaus, kur tiesiog visi produktai yra tiesiog mažose, kaip sakykime, pasibandymui. Tai atnešiau prie konsultantės ir sakau, jūs šitos pardavinėjat, kur aš galiu juos rasti. Ir jinai man sako, žinok, tu radai, sako, paskutinį testerį, kuris buvo kažkur užkištas ir mes jų nepardavinėjom. Ir aš sakau, blema. Ir jinai tada sako, nu nebent tau tinka kita spalva, man atrodo, dar turim ten tokių kitokių. Ir jinai nuvedė mane prie tokių raudonų gal. Aš įsitraukiau, jis buvo raudonas, aš jį taip paslydžiau po odą ir jisai, nu, nėra, kad lūpas liktų raudonos. Nėra, kad labai dažytų ir aš jau buvau nusiteikus jį nusipirkti, nes labai norėjau pabandyti. Ir tada šiaip netaip pasukau savo akis į kairę ir žiūriu, dar buvo tokie kokie 3 sudėti ir aš tiesiog pasiėmiau kitą spalvą. Kainavo 30 €. Ar pirkčiau įprastai? Turbūt taip, nes jau žiauriai patiko. Aš galėčiau pabandyti pademonstruoti, bet man atrodo, čia nieko neperstiks per kamerą. Iš spalvos pusės turbūt niekas nepersitikė. Ar labai maloniai jaučias? Labai. Ar labai kvepia? Labai kvepia. Toliau pažiūrėsime, ką nusipirko Lukas. Ai, matau, dar mano vienas bus daiktas. Žodžiu, mes kalėdom nusipirkom po kalėdinį megztinį ir bandysime jais pasipuošti. Tai čia yra Luko. Lukas pasiėmė dar kojinių, pasiėmė tokią rožinę maikę. Ant Luko šiaip ne tik ant Luko, apskritai mergų rožinės spalvos šiaip tinka. Tada Lukas pasiėmė tokį maikę ir čia gale yra užrašai. Čia yra mano kalėdinis megztukas, kurį uždėsiu irgi per kalėdas pasipuošti. Tai abu turime po kalėdinį megztinį ir mes ir anksčiau šiaip puošėmės su megztukais kalėdiniais, bet jau jie nusidėvėjo, Luko iš jų susitraukė, tai reikėjo naujų. Ir
žinduko turbūt vienas iš mėgstamiausių pirkinių. Aš net atsistosiu dėl jo. Šitas žiauriai didelis PlayStation mėgstinis, bet čia tas, žinot, tas šiltas, tas kaip vadinasi, kaip jis vadinamas. Žodžiu, tie oversize džiaugiai, kuriuos pardavinėja, jo, kurie yra maksimaliai ilgi ir turi priekyje tą derinamą kišenę. Nu, žodžiu. Tai tiek iš mūsų pirkinių dar gavau Sephoros kaukę, kurią dabar išbandysiu, nes užsiregistravau nuolaidą gauti ir pasirodo, kad tu kiekvieną kartą keitini gaus 10% nuolaidą. Iš to nežinojau. Užsiregistravau, dar gavau kaukę. Tiek iš mūsų holo. Varau turbūt į vonę, išnaudosiu savo paskutinę bombą ir eisime ilsėtis ir miegoti ir susimatysim turbūt. Eisim žiūrėti siaubo filmą? Neeisim žiūrėti siaubo filmą, jau žiūrėjom ir turbūt susimatysime jau skrendant atgal namo. Labas rytas. Labas rytas. Ir kodėl kiekvieną rytą reikia valgyti? Nes kitaip neina, nesąmonė kažkokia sustos. Gerai, aš įsigandau žmonių, kurie atėjo į liftą, tai jau esame iš karto ten, kur reikia valgyti. Nežinau, man kaip gal tokio dydžio viešbutis norėtus įvairovės, nes dabar vėl tie patys kiaušiniai, tos pačios bulvės, beikonas ir daugiau realiai nieko. Čia aišku galiu užsisakyti, čia vien kiaušinį galiu užsisakyti. Iš tikrųjų tai nežinau, ko aš norėčiau. Aš gal norėčiau blynų, man patinka pusryčiams blynai. Atrodo yra blynai, pas man čia visko yra. Kundysi, kad nėra maisto, bet va. Nėra, aš nesiskaičiu, kad nėra maisto, viską galėtų būti didesnis pasirinkimas tiesiog. Užsakiau į matį blyną. Viskas, mūsų atostogų pabaiga. Kaip vertini? 8-9. Aš šiaip kažkaip Lenkiją kitaip atsimenu, šiaip buvo labai gerai. Gerai, susimatom kitoj kelionėje. Bye bye!